Akcininkai – tai fiziniai ar juridiniai asmenys turintys įmonės akcijų ir dėl to tampantis daliniais jos savininkais. Jų nuosavybės dalis suteikia ne tik teisę į dalį pelno, bet ir galimybę dalyvauti strateginiuose sprendimuose priklausomai nuo turimų akcijų kiekio ir rūšies. Tai reiškia, kad akcininkai yra ne pasyvūs stebėtojai, o taip pat ir įmonės valdymo dalyviai. Vienas pagrindinių akcininkų tikslų – investicijų grąža. Ji gali būti gaunama dviem būdais – per dividendus, kurie išmokami iš įmonės pelno, arba per akcijų vertės augimą rinkoje. Be abejo, kartu su galimybė uždirbti kyla ir rizika. Jei įmonė patiria nuostolių ir praranda vertę, akcininkai gali netekti dalies ar viso investuoto kapitalo. Akcininkai taip pat skirstomi į mažumos akcininkus ir kontrolinius akcininkus. Mažumos akcininkai, dar vadinami smulkieji akcininkai, turi ribotą įtaką sprendimams ir dažniausiai net nenori balsuoti akcininkų susirinkimuose, kai tuo tarpu kontrolinį paketą turintys investuotojai gali daryti esminę įtaką įmonės strategijai, valdymui ir vadovybės parinkimui.